Pakuojam, žiūrim, ką gavom. Padarysiu biškį ASMR jum. Tai lubos buvo limitas dėja. Bet prieš einant tvarkytis. Eik šit morgen. I unlocked FML. Nu, taip ragauti, kaip neatrodytų, žinau. Na. O, vazonas yra geriausias tripodas dabar, bet dabar yra vlogas 11 diena, pirmadienis, bet 15 jau 8 vakaro ir tik dabar pasiėmiau kamerą į rankas ir tai yra dėl to, jog nuo vakar nakties man belekai galvas skaudėjo, jokie vaistai nepadėjo ir šiandien ryte atsikėliau su žiauriu galvos skausmu, iki tiek man buvo bloga, galvojau, kad apsivemsiu, žodžiu, visi tie ir pragulėjau lovą iki pietų realiai. Tai paskui sirdavau vlogmasą šiaip ne taip ir to jau kelius, bet žodžiu, netame esmė. Sakiau, tikrai reikės man pasitikrinti savo galvą, nes per dažnai ir per daug skauda galvą iki tiek, kad aš funkcionuoti realiai negaliu. Man eit pavalgyt, nes this bitch šiandien nieko nevalgė, atsigėrė kavos puodelį ir kokie 5 mandarinai. Tai. Ir turbūt dabar visi sako, tai dėl to ir galva skauda. Aš ir visą dieną galiu būti pavalgius. Normaliai, man vis tiek skaudė žiauriai galvą, tai žodžiu. Reikia kažką susisukt, pasidaryti ir sulaukti saviškio. Tai va. Ir gruodžio 12 diena, ta prasme jau pusę mėnesio gruodžio praėjo man. Aš nesuprantu šitas 2 savaitės, tai niekas praėjo tiesiog. Vis ir nebėra, bet žodžiu. Dabar palikau šeimyną namuose, Tadą šiandien dirba iš namų. Su šuniukais palikau, kol aš einu iki Maksimos. Reikia kelių dalykų ir dar siuntą einu pasiimti. Atkeliavo skinkeras kažkuris, neatsimenu kuris dabar, nes per 3 parės, kai sakiau. Pasisakiau. Atrodo, kad niekas nepasikeitė, bet grįžtu namo, pasiėmiau siuntą. Apsiprekinau, jau čia nesimatys krepšinas iš jų metų nugaros. Bet Maksimui nieko nefilmavau, nes buvo pilna žmonių ir visi senyvo amžiaus. Ir mane žiauriai erzina senyvo amžiaus žmonės, kad tiesiog uždenginėja stumų, karoči, tiesiog pagalvojus, man tiesiog didelis triggeris yra. Tada galvoju, reikia nueiti į Norfą. Pasižiūrėti, nes labai daug mašinų šiaip buvo Norfos aikšteliai, bet pajutau Norfos marvę, apsisukau atgal. Dažnai siuntą pasiėmiau, nes ten vidui buvo pašpamatas ir išėjau namo. Ir šiaip ganėtinai sunkiai apsikroviau, tai tikrai nieko nenoriu. Dar pirkaliotis. Tai žodžiu, jau 24 metai ir man jau yra bėdų su nugaryte. Tai. Žodžiu, pakuojam, žiūrim, ką gavom. Padarysiu biškį ASMR jum. That's nice. Jeigu kam reikia iš rosi.lt nuolaidos kodo, prašau. Aš kažkaip galvoju, kad jis bus kur kas didesnis ir platesnis. It comes with a spatula. It's a thick bitch. Reikia sulaukti dar man 3-4 siuntų, man rodos, neatsimenu. Change of plans, turėjau varyti pas brolį, atnešti ją Moniką, atnešiu Moniką. Ir paskui tik tai varysiu siuntą paimti, dabar biškį atsigaut noriu, nes beje jį būtų. Nori? Mesti? Priėjau galiausiai tikslą kitą, kur pasiimti siuntą paskutinę, bet ta prasme, aš nežinau net kaip apibūdinti visą šitą vaizdą, visą šitą pliurzę, bet mano batai yra kiaurai šlapi, kojinės irgi.
Jeigu aš nebuvau fokusė, sorry. Taip, bet užsisakiau toniką. Nu, o. Ir pagal ingredientus jis labai yra geras. 4 ingredientai. Čia, 4 ingredientai. Raminamoji ampulė, serumas. Ir tai yra tik vienas ingredientas. Dabar eisiu padaryti thumbnailą vlogmasui, turėtų jau tikrai būti keltas. Ir aš niekada neprisimenu, kad man reikia pofotkinti tą savaitę, kad būtų lengviau pasidaryti thumbnailą. Ir tada bus įkeltas. Tai va. Ir vlogmasas jau įkeltas, tai jeigu nematėt, būtinai pasižiūrėkit, dabar eisiu dar į TikToką įkelti irgi snippetą. Tai žodžiu, jeigu nematėt, varat pažiūrit ir sakiau, šiaip reikia banerį pasikeisti, nes jau belie kiek laiko aš jį turiu. Jau grįžom iš po gastrolių, susiradau viską, ko reikia, o dabar važiuosiu tvarkyti sandėliuko. Dieve padėk, nes ten yra tiek daiktų, kad daiktai yra virš manęs. Virš manęs, tiesiog. Tai lubos buvo limitas, dėja. Tai va, žodžiu. Tai pasiruošus esu, vienas yra for hydration, kitas energijai, tai kas turi ilgus nagus supras. Tėvas, tako tvil. Nuo 8 iki 9 baigėm tvarkyti sandėlį. Buvo daug šiukšlių. Ir tada aš jau savo manifestation vision board dalykus daryti. Bet prieš einant tvarkytis. Eik šit morgen. Jisai dirba. Netinginiauja, nežaidžia. Jeigu montažiai jisai tai va sėdi, dirba. Nežinau kodėl, bet kamera vis nusprendžia išsijungti. Tai žodžiu, susitvarkiau visą butą, viskas tvarkoj. Dabar eisiu daryti vision board, susiskiršiau čia grupeliam, kur kas kaip yra, kad lengviau būtų, čia jau vakar pradėjau daryti. Tai žodžiu. We good. Tai va, dabar jau yra gruodžio 15. Dieve, 10 dienų iki kalėdų. Ir rytoj su Saviškiu važiuojam pirkti kalėdinės dovanas. Sąrašo neturiu. Idėjų 0. Ta pačia, turiu draugės naujagimiui, ką dovanosiu. Idėją tą turiu. Tada turiu idėją, ką broliui ir jos sužadėtiniai dovanoti. Nu, ne mano idėja, nes jie patys man parašė, ko nori, bet apart to nieko neturiu. O kas mane pažįsta, žino, kad aš jau nuo rugsėjo mėnesio pradedu kurti sąrašą ir man būna tada rami galva. O dabar nei to, nei to. Ir rytoj važiuojam pirkti dovanų, kurių dar neturiu idėjų. Ir dabar varau ieškot, rašyti sąrašą, nes file locked. FML. Rodysiu, kas maišo viduj, nes yra žmonėm tenais dovanos, kurie galbūt žiūri, bet čia šitas į namus, o čia pilnas visas realiai maišas dovanų ir dar maniškis paėmė į namus kelias maišus irgi. Tai rankos tiesiog nebepaneša jau. Taigi, grįžau namo iš po savų gastrolių.
Ir tada buvau paleidus anksčiau, kadangi jis jau buvo viskas susipirkęs ir jam nebuvo ką vykti. Tiesiog paleidau jį namo ir toliau aš tiesiau savo šopinimą, bet nieko realiai tenais nefilmų, nes buvo žmonių bele kiek, sunkiai maišus nešiau. Ir nežinau, ką žmonėm yra pasidarę, bet kai vat varo apsipirkti, jie arba lietapėdžiai yra, arba vat maišosi ten, kur tu eini. Tai žodžiu, dabar varysim pavalgyti Simpsonai. Ir tada man reikės jaučiai miestą važiuoti ir sakyti dovanų. Ir dar online šopinimo biškelį pabus ir viso. Ar tai Vilnių? Nežinau, ant paskutinių procentų mes būsim gyvi. Važiuojam šiandien į Vilnių. Galvojau, bus Christmas vibe, bet dėja pas mus ne žiema, o nuostabusis ruduo, pliusas sniego nieko nėra. Šiltai, šilta visai. Atvarėm prie Vilniaus eglutės. Eglugės. Kauno gražesnį. Čia tokia Walmart version of to New York. Tai tokia. Ką pliusą galime Vilniui duoti, kad jis moka geriau pasipuoš kalėdiškai, nes tos gatvelės, gatvytės, kur kas gražiau yra pasipuošusios. Tai žodžiu, sausainukų pasiėmėm. Those bitches are expensive, bet pažiūrėsim ar skanu. Pasiėmėm iš ten, kur filmavau. Aš su bananu, esi su zefiriukais ir baltu šokoladu. Paragauk. Ne, ragauk tu savo. Nu kaip aš tau ragaus, pas mane lūžta. Jis išlydytas? Va. Oi, ne. Nu, cukraus bomba. Aha. Žuviškai daug. Skanu? Savo ragauk. Nu, da. Nu, kaip ragauk, kad neatrodytų, žinau. Man kai vaisiai nesueina su šokoladu, bet visai skanu. Labai šalta ir labai saldu.